Sveiki, mėlyjeji. Nutariau su jumis pasišnekėti apie fotografiją. Tai yra apie fototechniką. Turiu 13 fotoaparatų, 3 kibirus objektyvų ir 50 metų patirties. Kaip fotografuoti jūsų aš nemokinsiu, tegul tai mokina profesionalas fotografai. Aš esu mėgėjas, fotografuoju kaip noriu ir tai, kas man patinka. Tačiau apie techniką pašnekėti norėčiau. Facebook'e dažnai pradedantieji užduoda klausimus. Noriu fotografuoti, nuo ko man pradėti. Tarp kitko, naudojasi paruoštuku. Man truputėlį bus lengviau, nes tai pirmasis mano video yra. Bet leiskite, jeigu kas ne taip. Uždavus klausimą, nuo ko man pradėti, dažnai prasideda kažkoks stebuklas. Klausėjai užgriūna krūvą mėšlo. Tai yra patarimų ir fototechnikos. Tokios, su kuria galima būtų tikriausiai, ir kuri tiktų tikriausiai tik tai vieniems kalti ir riešutams trupinti. Jūs paklausit, kodėl, aš jums pasakysiu, kodėl. Geros fototechnikos Facebook'e nesiūlau. Ji yra skelbimai dedami skelbiu LT ir jeigu tai dėmesio vertas aparatas, jisai per kelias minutės būna nupirktas. Visa, kas stovi pardavime ilgiau kaip savaitę, tai tiesiog reikėtų išmesti. Dabar apie fotoaparatus. Yra du tipai fotoaparatų. Fotoaparatai ubagams ir fotoaparatai normaliems. Ką aš turiu po žodžiu ubagams? Tai yra nepilno kadro fotoaparatai. O sekanti aukštesnė kategorija tai pilno kadro. Kuo jie tarpusai skiriasi? Pirmiausia, skiriasi kaina. Kaina nepilno kadro yra mažesnė, kartais x kartų, su visomis iš to išplaukiančiomis aplinkybėmis. Tai yra, pavadinkim taip, Š. Pilno kadro fotoaparatai turi matricą, dabar klausykite, 2,5 karto didesnė negu vadinamieji kropai. Įsiklausėte, 2,5 karto. Tai reiškia, kad kokybė 2,5 karto didesnė. Daugiau pikselių, daugiau šviesos. Ir taip toliau. O dabar pradėkime apie pačią techniką. Pati pigiausia technika tikriausiai šiai dienai yra pilno kadro fotoaparatas Canon 5D. Paprastas pirmukas, kitaip jis dar vadinamas Classic. Dvylikos megapikselių matrica. Daug ar mažai? Aš su juo fotografuoju ir manau, kad tai yra pakankamai, tai yra net daugiau negu pakankamai. Ar geras gaunasi produktas? Nuostabus. Paaiškinsiu kodėl. Kadangi tai yra tik 12 megapikselių, jo pats pikselis, pavadinkime tas diodas, kuris gauna informaciją ir šviesą, jis yra didelis. Kuo daugiau fotoaparatas turi megapikselių, tuo yra mažesni diodai. Ką duoda didelis diodas? Didelis diodas reiškia, kad mažesni triukšmai. Mažesni triukšmai fotografuojant ant didesnių ISO ir prietemoje. Šiai dienai tai yra tikriausiai pigiausias pilno kadro fotoaparatas. Šiuo metu skelbiu LT nėra didelis pasirinkimas. Aplamai skelbiu LT yra ruduo ir fotoaparatų tai yra bent normalios kažkokios tai fototechnikos nėra. Dar ką siūlyčiau iš kitų brandų
Štai Sony A7 serijos fotoaparatus. Jų kaina pirmųjų septintukų labai demokratiška. Kokybė nuostabi. Jeigu paklaustumėte manęs, kas geriau, penktukas ar septintukas, aš būčiau vis dėlto už septintuką. Pirmiausiai, pirmas penktukas nefilmuoja. Septintukai filmuoja visi. Ar jie filmuoja gerai? Iš bėdos sueina. O jeigu įdėti truputėlį daugiau pastangų, tai ir visai neblogą galima gauti produktą. Canonai pirmąjį fotoaparatą, sugebantį filmuoti, kažką filmuoti pilno kadro, buvo Canon 5D2. Penktukas antras yra legenda. Tai tiesiog legenda ir pagal nuotraukas, ir pagal kokybę tų laikų, ir aplamai pagal populiarumą. Tai šiam kartui tikriausiai tai tiek ir norėjau papasakoti. Jeigu jūs užkabino ir jums kilo klausimų, parašykite apačioje. Duokit naujas kelias temas. Tikrai medžiagos turiu daug, tik nežinau, ar aš ką nors savo tokiu video galiu sudominti. Ačiū už dėmesį.